visi dar kartelį užsukę į šį jūsų kanalą. Mano vardas yra Beata, o šio kanalo pavadinimas yra Beata Beauty. Ir jeigu nesate užsiregistravę, užsiprenumeravę šio kanalo, tai kviečiu tai padaryti kuo greičiau ir likti žiūrėti šio video, bei po to žinoma pasižiūrėti ankstesnius įrašus ir laukti, stebėti šio kanalo veiklą. O šį kartą aš jums filmuoju savo gegužės mėnesio pirkinių video. Pirkinių tikrai buvo labai nedaug, tai tikiuosi, kad video neprailgs ir įsipilkite puodelį vandens ar pasidarykite arbatos ir aš jūsų lauksiu čia. Taigi, kaip jau minėjau, iš tiesų gegužės mėnesį, nežinau, nejaučiu gal tokio poreikio kažką labai daug pirkti, bet to gavau dovanų gimtadienio progą, tad nufilmuosiu jums atskirą video tuo klausimu, sakykime, ne, šį kartą nemaišysiu visko į vieną, sakykime taip, ne šį kartą. Tai pirmas mano gimtadienis šiame kanale, sakykime, ne. Tai tiesiog dabar parodysiu tai, ką įsigijau, kad tai yra tik tai vos keletas daiktų, o kitame video, tais pačiais drabužiais, bet kitame video pamatysite, ką aš gavau dovanų. Tad pradėkime nuo pirkinių. Pirmasis, ne pirmasis, bet vienas iš gegužės mėnesio pirkinių, tai yra šita plaukų kaukė iš firmos Nutrapel. Ji yra iš šokolado ar su šokoladu, kvepia tikrai labai skaniai. Ir šitos kaukės aš ieškau, pastaruoju metu labai ją sunku buvo rasti čia, kol nesusisiekiau su firmai, nepaklausiau, kurgi vis dėlto galima gauti jų kaukę, jie man nurodė ir galiausiai po 2 ar 3 mėnesių galiausiai su vyru nuvažiavome ir nusipirkome, jisai man nupirko šitą kaukę, nusipirko savo kitą produktą plaukams. Tai yra turbūt pati geriausia plaukų kaukė, kokią aš esu naudojusi per savo gyvenimą, dar tos iš paketėlių, neatsimenu kaip ta firma vadinasi, anksčiau buvo dar tokia šokolado kaukė, tai irgi man patikdavo. Bet šita tikrai yra nuostabi, šita yra būtent ištiesintiems arba tiesiems plaukams, mano plaukai turbūt tiesesni negali būti, tai man ji labai tinka šitą kaukę, gal kokiem garbanuotėm plaukam ar panašiai ir labai daug dažytėm ar panašiai gal netiktų, bet man tai jinai labai patinka, jinai kainuoja tikrai labai nebrangiai, dabar negalėčiau pameluočiau turbūt, bet gal kokius 5 eurus, sakyčiau, panašiai, ir yra 360 gramų, tikrai man ilgai jos užtenka, aš tokia laiminga dabar, kad jie turiu. Be žodžių. Kitas praėjusio mėnesio pirkinys yra šitas bifazis makiažo valiklis iš L'Oreal. Jį pirkau parduotuvėje Sams, kur parduoda būtent tokius paketėlius iš 2 sudarytus. Kainuoja pigiau, kainuoja mažiau negu 10 eurų abu, o šiaip vienas parduotuvėje skirai gal kainuoja vos ne 10 eurų. Tai ar ten 8 kokius. Ir buvo ir iš Neutrogenos, bet pasižiūrėjau, kad kaina šiek tiek didesnė ir mažesnis kiekis, man atrodo, 2 gumai mažiau. Anksčiau naudojau Neutrogenos tą valiklį. Man tikrai labai patiko, bet, taupimo sumetimais, kaip sakant, ir kadangi šitas valiklis man irgi patinka, tai nusprendžiau dar kartą pakartoti, nes jau atidariau antrą buteliuką iš ankstesnio paketo, tai sakau, kodėlgi ne, jeigu būtų man nesuveikęs, tai būčiau pirkus tą Neutrogenos, bet žodžiu, nutariau pakartoti dar kartą su šituo L'Oreal valikliu. Taip pat praėjusį mėnesį užsukau į H&M parduotuvę ir tiksliau 2 kartus užsukau, nes vieną kartą nuėjau ir pamačiau vieną palaidinę, kuri man labai patiko, bet pamačiau kokių 30 žmonių laukiančių prie matavimosi kabinos ir aš nesu mėgėja iš tų žmonių laukti ten 3 valandas, kol prieisi pasimatuoti, tai nusprendžiau, gal už poros dienų ar panašiai, nuvažiavom į kitą prekybos centrą ir į kitą H&M ir nusprendžiau pasimatuoti, nes buvo ten gal tik tai 5 žmonės ir pasimatavau šitą palaidinę, nes tiksliai nežinau, koks dydis man tiks. Manau, Lietuvoje dabar yra tos pačios prekės ir man labai patiko tas raštas, tos spalvos kažkaip, tai nežinau, labai patraukė mano akį, mačiau kitų daiktų panašiais raštais ir kadangi jinai yra laisvesnė, sakykime, platesnė šiek tiek apačioje, man tinka jos, sakykime, forma, stilius, nes mano klubai yra platesni nei liemuo ir pečių linija ir tokia vat vasarai, kaip sakant, kai šilta, karšta, man tikrai labai patiko ir
kainavo gal kokius 8 eurus, pasižiūrėsiu lietuviškam puslapyje, jeigu rasiu kainą parašysiu, bet tikriausiai jeigu parduoda šitos pačius daiktus, tai turbūt jau esate mačiusios tą pačią palaidinę. Ir taip pat nusipirkau šitą dirželį, turiu jau juodą, turiu kūno spalvos ir nusprendžiau įsigyti baltą. Jis kainuoja, nežinau, gal irgi kokius 5 eurus. Kažkada čia prieš kelias dienas tiesiog man susišvietė toksai outfitas, taip sakant, drabužių kombinacija, būtent su baltu dirželiu ir kažkaip tai turėjau omeny tą baltą dirželį ir kai jau nuvažiavom į H&M, nusprendžiau jį įsigyti. Taip pat praėjusį mėnesį užsukau į Bath & Body Works parduotuvę, tuo metu turėjo, šiokią tokią nuolaidą, sakykime, ne kaip Amerikoje tos nuolaidos. Laukiu jau gal pusę metų ar daugiau, kol bus vėl 2 už 1 kainą, ar 3 už 2 kainą, ar panašiai, bet taip ir nesulaukiu. Buvo šiokia tokia nuolaida, aš ją pasinaudojau, jau žinote, kad jų žvakės yra tikrai labai nepigios ir įsirinkau šitą, jau deginau ir vieną ir kitą. Šitą vadinasi Venice Peach Bellini ir šitą kvepia tikrai kaip persikais, vaisiais, va jau matote, kad aš ją gerokai padeginusi, taip sakant. Ir kita, kur nežinau, kur dingo dangtelis, vadinasi Hawaii Oahu Coconut Sunset. Na, kaip ir turėtų kvepėti kokosais, na, gal turi tą kvapą, bet man labiau kvepia kažkokiais kvepalais. Mano vyras sako, kad kvepia vanilė, nežinau, na, šitas kvapas gal nėra, kad smirda, sakykime, bet man labiau patinka Peach Bellini. Na ir paskutinis pirkinys, kaip matote, tikrai labai nedaug ką nusipirkau. Čia truputėlį pavarškinsiu jums. Tai yra šita rankinė, bet šita rankinė, kai jūs žiūrėsite šitą video, bus pakeliui, taip sakant, į Lietuvą, nes šita rankinė, jinai yra odinė. Mes su vyru nupirkome gimtadienio progą mano mamai, jos gimtadienis yra birželio 27, tai, kaip sakant, jinai jau, kai jūs žiūrėsite, keliaus į Lietuvą, kad laiku nukeliautų, nes iš tiesų siuntiniai užtrunka nemažai. Ir norėjau, na, kaip sakė, reikia visą laiką įsiklausyti, ką žmogus tau sako, ypač artimas žmogus, žinoma. Tai jinai man mylėjo kažką apie jos rankinę, vasarai skirtą, kad ten kažką jau jinai truputį vaisi ar panašiai. Tai sakau, kodėlgi negalima nupirkti jai rankinę. Gal neatrodo labai vasariška, bet vis dėlto yra šviesesnė šiek tiek. Aš norėjau šviesios, bet žinoma, nenorėjau baltos, nes balta labai tepasi, iš patirties galiu pasakyti. Ir norėjau gal kokios kreminės, žinoma, savo mamai jau, na, jai netoks jos amžius, nei stilius, kad aš jai siūsčiau kokią geltoną ar rožinę. Tai galiausiai pamatėm šitą ir kadangi jinai yra odinė, tai aš parašysiu maždaug eurais, kiek jinai kainavo, tai mes nutarėme ją nupirkti šitą, jinai bus gal visai nebloga perėjimui netgi iš vasaros į rudenį, kai jau mano mama naudos kitą rankinę, juodą ar kokią jinai ten turi, taip sakant. Tai man labai patiko šitą rankinę, tiksliau mums abiems patiko, vidus labai toksai gražus kaip vyšninis, tai tikėkime, kad ir mano mamai patiks, jinai siunčia siuntinius, tai mes irgi kartais ją nustebint nutarėm ir nusiųsti ką nors bent jau gimtadienio progą, per kalėdas ir panašiai, tai va, žodžiu, kaip ir paskutinis gegužės mėnesio pirkinys. Ir tiesa, prisiminiau dar prieš baigdama video, kad gavau dar porą siuntinukų iš eBay pirkinių. Tie pirkiniai yra iš esmės sausio gal mėnesio pabaigos, kaip sakant, matome, kaip gerai dirba paštas, kad siuntiniai ateina po 3-4 mėnesių. Žinoma, geriau, kad ateitų negu ne, nes jau ne vienas pirkinys mano taip iki manęs neatkeliavo, bet ką padarysi. Aš užsisakiau 2 poras auskarų, vieni iš jų yra šitie. Tokie auksiniai, paauksuoti, taip sakant, su gėlytėmis. Aš nesu labai tokio stiliaus mėgėja, aš turiu minėti tokių geltonų auskarų, bet man labai patiko tas, su gėlytėm, tas papuošimas, taip sakant, ieškau jų sidabrinių, taip sakant, bet neradau, tai nutariau nusipirkti šituos. O kitų labai jau seniai ieškojau, buvau užmetusi šiek tiek tą ieškojimą, kol galiausiai jie pasirodė ar mano eBay puslapį, ar į paštą atėjo kažkokią tą nuorodą su nuotraukom, žodžiu, kad aš tiesiog netyčiai juos užmačiau. Tai yra šitie auskarai tipo Chanel, ar nežinau, nieko bendro nėra su Chanel. Labai seniai jų norėjau, nes mačiau keliose video merginas, moteris, čia youtuberės iš Jungtinių valstijų, įsisegus tokius auskarus, mažesnius ar didesnius, žinoma, ten tie turbūt gal su kokiais
Svarovskiais ar su kuo, ar su deimantais, aš nežinau, tai aš jau tokių neketinau pirkti, bet norėjau vat tokio stiliaus būtent, gal jie irgi nėra labai mano stiliaus auskarai, sakykime, tie su tiek daug blizgučių, bet iš tiesų taip labai jų norėjau, kad galiausiai įsigijau ir jei nepamiršiu, jums paliksiu nuorodą arba bent jau kainą. Taigi, iki čia tų gegužės mėnesio pirkinių norėčiau sužinoti, ką jūs įsigijote gegužės mėnesį. Taip pat, jeigu šventėte gimtadienį, parašykite, kurią dieną šventėte gimtadienį, kad pasveikinčiau nors ir pavėluotai, taip sakant, komentaruose. Ir taip pat parašykite, ar esate, išmėginę bent jau kažką, ar, pavyzdžiui, gal iš H&M įsigijote tą pačią palaidinę, ar panašiai, pavyzdžiui, ar ne? Rašykite viską pageidavimus komentaruose, taip pat ir savo pageidavimus. Siunčiu jums daug bučkių, rūpinkite savimi ir susitiksime kitame video kitą kartą.